Penktasis uždavinukas – logaritmų savybės. Mums reikia apskaičiuoti štai tokį logaritmą pagrindu 48 skaičiaus 8. Jeigu žinau, kad logaritmas 48 pagrindu 48 skaičiaus 6 lygų a. Pažiūrėkime, pagrindai vienodi, reiškia kažką reikia daryti su šitu skaičiuku. Aš pasižiūriu, aš turiu 48 ir 6. Kągi man su jais padaryti, kad gaučiau 8? Turbūt lengvai pastebėsi. Norėdama gauti 8, aš turiu 48 padalinti iš 6. Štai vietoje 8 parašiau 48 padalinti iš 6. Na, o dabar pritaikau logaritmų savybę. Ja taip pat rasi egzaminų formulių lape. Dalmens logaritmas yra lygus logaritmų skirtumui. Štai bus logaritmas pagrindu 48 skaičiaus 48 atimti logaritmą pagrindu 48 skaičiaus 6. Lygu. Dabar čia yra vienetukas, nes ir pagrindas ir skaičius yra vienodi. Vienetas minus. Na, o čia mes žinome, mums sąlygoje pasakyta, kad šitas skaičius yra lygus a. Taigi 1 minus a. Ir uždavinys išspręstas.